Labadiena. Labadiena. Mes kalbinam Algirdą Patacką, kultūrologą, taip pat Lietuvos nepriklausomybės akto signatarą. Nu ir seno pogrindžio ateitininką. Ir seno pogrindžio ateitininką. Norėjom jūsų paklausti vieną dalyko. Apie lietuvių kalbą sklando nemažai visokiausių gandų, gandelių, faktų, kai kas girdėjo visokias nuotrupas, bet jeigu reikėtų trumpai žmogui mokėti paaiškinti, kuo lietuvių kalba yra tokia išskirtinė keliais sakiniais, tai kaip būtų geriausia atsakyti? Ji yra viena iš seniausių, pačios populiariausios kalbinės šeimos, indoeuropiečių kalbinės šeimos kalbų. Yra pati seniausia. Iš pirmojo penketuko pačių seniausių. Iš to penketuko jis skiriasi tuo, kad jinai yra vienintelė gyva, tai yra kažkokia žmonių bendruomenė ją kalba, o jos gyvumo slėpinys yra tai, kad ko gero joje išlikęs ryšys tarp garso ir prasmės. Tai yra garsas reiškia, o prasmę galima išgirsti. Tai yra vadinama iki Babelio katastrofos, Babelio bokšto katastrofos būsena. Tai jeigu taip labai trumpai, tai reiškia mūsų kalba yra ne tik sena, nes yra dar 4 senos kalbos: sanskritas, lotynų, senovės graikų, reiškia senovės gotų, bet ji yra dar ir ypatinga, nes ji išliko gyva. O jūs esate minėjęs, jog lietuviui ausis yra artimesnis organas negu akis. Na taip, pagal mus taip išeina, kad pasižiūrėkime ir Anykščių Šilelį Baranausko, nes ausis yra esos organas, reiškia, o akis yra formos organas arba skvarmos. Tai ausis girdi giliau, o akis mato tik tai išorinius pavydalus. Yra dabar toks gandas labai populiarus visuomenėje, kad krikščionybė atėjus į Lietuvą sugriovė unikalią lietuvišką kultūrą ir kad mes visi dabar esam prispausti krikščioniškos okupacijos. Ką galėtumėte apie tai trumpai pasakyti? Atėjus į Lietuvą, nepaisant, kad jie atėjo pačiu nepriimtiniausiu būdu, per jėgą, per prievartą, ji buvo labai lengvai priimta, tiesiog nuostabiai lengvai tas skiepas prigijo, nes buvo priežastis buvo ta, kad senoji lietuvių religija yra vieno dievo religija. Aišku, jinai šiek tiek aptrupėjusi atėjo iki istorinių laikų, tačiau vis tiek mes tai vieno dievo religijos atstovai su kitais, kurie išpažįsta irgi vieną dievą, lengvai susišneka. Tai yra viena priežastis. Antra priežastis yra ta, kad lietuvių kultūra yra etinė, reiškia vidinė, doros kultūra. Tai irgi padėjo krikščionybėje lengvai priimti, nes iš esmės krikščionybėje šitas etinis matmuo, doros matmuo yra labai stipriai pabrėžiamas. Visą Kristaus mokymą galima laikyti etiniu mokymu. Tai krikščionybės atnešta kultūra netaip smarkiai skiriasi nuo Lietuvos senosios religijos, kaip teigiama? Ji yra tiesiog jos pakėlimas aukštesnį laipsnį. Reiškia, senoji mūsų kultūra religija buvo sukėlinta, sukrikščioninta, reiškia, krikščionybėje padėjo užsiveržti iš gamtinio uždaro ciklo, kaip reiškia, senasis ikikristinis pasaulis plakėsi tame cikle, negalėdamas niekaip iš jo išsivaduoti, o krikščionybė padėjo šitai tam tikrą prasme padaryti. Ir paskutinis klausimas, ko manote, reikia, kad lietuviai pradėtų dar labiau gilintis į savo tautinę šaknis ir suprasti, kuo jie yra ypatingi, negu dabar, kad bando daryti? Kuo nors kitų eilinių europiečių, ten kokių belgų, lenkų, ten dabar mums yra būti žymiai paprasčiau. Būti lietuviu yra problema ir reikia labai daug saviugdos, labai daug turėti vidinio noro sužinoti, nes po žodžiu Lietuva slypi tam tikros paslaptys ir čia jokia ne mistika, čia yra tokie esminiai dalykai. Dažnai būna, kad kultūroje būna kažkoks tai vienas toks slaptas šaltinis. Visos kultūros turi tokius senus užkaltinius šaltinius. Tai jeigu juos sugeba atverti, kas to gyvo vandens gauna, tai tas atspėja tą kultūrą, reiškia, jie suvokia. Tai mes esame toks šaltinis. Vienas iš, gal dabar labai neryškus, gal jis labai mažas, gal dar kas nors, bet tai yra, o kadangi mes tik patys galime jį padaryti, kad jis būtų matomas, kad išvalyti, reiškia, kad tas vanduo plūstų, tik mes
iš jo galės gerti visi, kai jau mes jį išvalysim. Ir 10 pirmą geriausiai perskaityt, kad pradėt šito šaltinio prieit. Naują testamentą. Aišku. Pradėt nuo jo, o paskui reikia ieškoti. Nėra taip, kad va, aš paimsiu, perskaitysiu ir jau bus viskas tvarkoj. Tiesiog kiekvienas, netgi galima sakyti, turi pasirašyti savo knygą, net aš taip sakyčiau. Savo nuosavo asmens įmonės, našainės, sąmonės knygą turi susirašyti ir ją rašyti visą gyvenimą. Tai yra lietuvių dalia, nieko nepadarysi. Yra kai kas parašyta, padaryta Vidūro, padaryta Maceinos, padaryta Pradžia, Šalkauskio, kitus žmonių mažiau žinomų galbūt ir taip toliau. Bet visa tai esmės skulptūros neturi pavidalo. Todėl jos ir yra esmės, nes jeigu esmė įgauna pavidalą, jau esmė jau yra nužudoma, jie dingsta. Reiškia, esmės skulptūros yra kitoks būdas jas išgyventi, jas reikia esmę reikia nuolat gaivinti, formos skultūroms lengviau yra. Esmės skultūra labai lengvai esmę prarasti, yra labai subtilus dalykas, ta rasa, kiekvieną rytą, kur iškrenta. Tai maža kas gali jos iš vis nebūti. Ir labai svarbu tęstinumas, kad būtų tęstinumas. Kol kas mums tą pavyksta užtikrinti. Tęstinumas yra labai senų laikų, iki dabar buvo vienu metu jau beviltiška padėtis, bet Daukantas sugebėjo, vienas žmogus sugebėjo pratęsti. Tai ir dabar tas toliau vyksta tas procesas. Nieko nepadarysi, yra kaip yra, reiškia. Norint lengviau, reikia keisti tautybę. Bet visada gali būti ir geriau. Ačiū labai. Sudė.